Lietuvos Respublikos Seime buvo patvirtinta Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa. Jos tikslas – pasiekti, kad šalies gyventojai būtų sveikesni ir ilgiau gyventų. Lietuvoje turėjom 1997–2000 metų sveikatos programą. Ir po to iš karto turėjo būti patvirtinta kita sveikatos programa. Deja, praėjusios kadencijos Seime nepavyko jos patvirtinti, jinai tiesiog nebuvo parengta, o dabar šios kadencijos Seimui ir 16 vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijai pavyko tą programą parengti. Jinai yra svarbi visos Lietuvos gyventojams, todėl kad kiekvieno žmogaus brangiausias turtas yra sveikata. Ir ta programa turi pakankamai ambicingų tikslų. Pagrindinis tikslas yra prailginti žmonių amžių iki 77,5 metų 2025 metais. Dabar žmonės, kaip žinia, vidutiniškai gyvena 73,9 metų Lietuvoje. Ir kad pasiektumėm šitą tikslą, reikia bendrų visos visuomenės paslaugų. Naujoje sveikatos programoje keliami ambicingesni tikslai ir į sveikatos stiprinimo procesą įtraukiama daugiau visuomenės sektorių. Praėjusi sveikatos programa nebuvo labai sėkminga, nepavyko sumažinti sergamumo širdies kraujagyslių ligomis, nepavyko pasiekti žemo sergamumo tuberkuliozę, dėl to šita programa yra truputį kitokia ir atsiranda naujų vertinimo kriterijų. Pavyzdžiui, bus vertinami nutukę žmonės, nutukusių moterų dalis ir nutukusių vyrų dalis. Taip pat yra į šitoj programui įrašytas naujas dalykas – farmacinė rūpyba. Kadangi farmacinė rūpyba nebuvo jai skiriamas reikiamas dėmesys ir yra siekiama, kad žmonės už vaistus mokėtų kuo mažiau, nes Lietuva yra ta šalis ES, kur už vaistus mokama toli gražu nepigiausiai. Labai svarbu kiekvienam sveikatą nuolat tikrintis profilaktiškai, todėl programoje numatytas didesnis finansavimas visuomenės sveikatai ir prevencijai. Programoje yra numatyta prevencijai ir visuomenės sveikatai vietoj 1,1%, kuris buvo skiriamas 2012 metais, 2025 metais skirti 3%. Tai žymiai didesnė suma, nors norėjosi ir daugiau. Aš noriu pasidžiaugti, kad rezultatų galėsim pasiekti ir matosi, kad galėsim pasiekti, didinant balo vertę. Dabar, kaip žinia, balas yra 0,93, o praėjusiais metais buvo 0,89. Tai va, jau rezultatas yra šioks toks. Ir man atrodo, kad iki šitos vyriausybės kadencijos pabaigos balas sėkmingai artės prie 1. O tai leis šeimos gydytojams atlikti daugiau tyrimų. Reikia nepamiršti, kad pagrindinis dalykas yra tas, kad 50% sveikatos priklauso nuo paties žmogaus. Ir kiekvienas žmogus turėtų prisidėti prie savo sveikatos saugojimo. Kuo sveikesnis bus žmogus, tuo sveikesnė bus visuomenė.